Visi sveiki. Dar kartą su šventėm, praėjusiom, su artėjančiais. Su jumi vėl aš Arūnas Gudunskas. Ir jūs pas mane svečiuose. Paukščiai dar neišleisti, eisiu išleisiu. Bet noriu vandens įpilt, noriu parodyti, kad ne vien tik tai, kad reklamuoju jums uždarytus, kad ne vien tik man nauda. Iš to rodau, kad ir pilsiu, ir maišysiu tos produktus. Tai va tam ir atsidariau Vitaliną. Dabar duosiu jaunikliams gerti 19 ekstraktų, žolelės, gydomos ir daržovių sultis. Tai va toks kamštelis, nuo jo į 2 litrus vandens. Tai va, tai parodysiu, kad taip tik tai nematysiu, va toks va gražus skystis. Kvapas tiesiog pasaka, žinokite. Pasaka, kad tik neišpiltų. Toks gražus skystis ir opa, biškį pralaišiau. Kvapas toks daržovių geras, tik aišku prieš naudojant sumaišot. Tai va toks pasidaro vandenukas. Pamakaluoja čia pas mane 2 litrai kamštelis ir 2 litrus vandens. Ir duosiu jaunimui gerti. Eisiu to va išleisiu. Va jie čia dėl vaizdo plaukioja, o mes toliau kažką tai maišysim, darysim ir žiūrėsim. Tai va, Vitalinas 2-3 kartus savaitėj. Geriausia visas dienas. O, persiverčiau vėl čia. 2-3 kartus iš eilės, kiekvieną savaitę. Į viršutinę būdą dabar duodu daržovių sultis ten. Burokai, svogūnai ir panašiai. Irgi rodžiau aš jums buteliuką. Tai va paukščiai irgi geria gerai. Nu, gerai jaučiasi, sakau. Kaip sakyt, nėra bėdų. Bet tam tai dar pagrindas yra, tai vakcinavimas, žinoma, vyrai, vakcinavimas, va daug ir šiandien skambino jau nuo ryto. Ir per šventės, ką daryt, kaip daryt. Nu, sunku pasakyti, kokios zarazos, kokia infekcija žiauri. Šiaip siaučia po Lietuvą ir po Lenkiją, nepaslaptis. Tai va, tai norėdami išvengti, tai mažiau vežkitės paukščių. Reiškiasi, jeigu paukščiai neskiepinti, sakau, nesiūlau dalyvauti parodose, dėl to, kad parsivešit sergančius paukščius. Reikia jie, kad būtų vakcinuoti. Aš sakau, vakcinuotas, kaip ir kalbam daug. Aš tiek duodu, man jokas ima, sakau, tai jūs čia nieko neduodat, palyginus tai, ką reikėtų duoti, va ir ką aš rodau, kai sako, visi juokiasi čia, žinai. Melagių melagis, daug netiesos, kažkam netiesa, nežinau dėl ko. Aišku, gal pajokavo žmogus, kai sakyt. Bet, tie produktai reikalingi, vyrai. Aš nežinau, kaip jūs sakau, aš rodau, jūs patys galvokit. Galvokit patys. Ieškokit. Kitus gal produktus, gal ką jūs norit, bet va. Dabar va šitas vaistukas. Dezinfekcion mix. Reiškia, irgi su žmogum kalbėjau, jam padėjo, sustabdė vandeningą viduriavimą. Su minimaliu ten atseit kritimu. Vėlgi negaliu pasakyti, ar būtent, kad šitas padėjo, bet žmogus sakė, kad padėjo jam. Tai va, dėl to, kad, gal ir tikiu, kad daug labai didelis kiekis vitaminų ir nuo infekcinių lygų. Profilaktikai 3 dienos. Gydymui panaudokite 7 dienas. Kaip sakyt, jau dabar prarast, kaip sakyt, neturim ką, kada paukščiai serga, reikia išbandyti viską.
Tai va, tai čia šitas irgi nuo viduriavimo infekcinių lygų. Reiškiasi, kaip ir per COVID tą epidemiją. Reiškiasi, vaistų nežinojo. Atseit vaistų nėra, bet vis tiek leido pagrindinius vaistus ten nuo gripo. Nu, kažkiek gal lengvino žmonėm tą eigą, temperatūrą numušinėjo. Nu ir pabandyti aišku taip, nes, nu, kaip sakyt, blogiau nepadarys, dėl to, kad, sakau, čia visą krūvą vitaminų. Reikėtų užsidėti manakinius taip, nes jie subalansuoti su vitaminais ir nurodyti vaistai, tai dažniausiai nuo viduriavimo, nuo žarnyno, tai va, tai galite pabandyti 31 atvažiavę į didįjį turgų, užeit pas Valdą į parduotuvę, rasite mane, pakonsultuosiu dar kažką tai įdėti, tai va, sakau, dezinfekcion mix. Tai va, šitas vaistas lyg tai padėjo žmogui. Tai va, tai ką galiu pasakyti. Nu ir dabar daėjom iki Carbomet. Reiškiasi, čia toks dalykas, kaip sakiau, nuo vandeningo irgi viduriavimo į pašarą, išvaro iš pašaro toksinus. Jūs mato toks jodas, matyt medžio anglis dar yra sudėti ten. Tai va, tai jisai nuo viduriavimo, aišku, čia labai blogai prifokusuoja, nuo viduriavimo ant kilogramo pašaro, vat, maždaug tiek, nu čia aš nežinau, čia yra 9 moliniai indeliai nuo molio. Nu tai aš taip paėmęs, tai sakau, ten kilogramas tai tikrai. Čia tokia norma mano pašaro, vat, balandžiams. Viršutiniai būdoj nuo tokio kibiriuko čia. Toks kibiriukas čia, aš nežinau, kas čia jame buvo, net neatsimenu, kas čia. Kažkas paukščiams gal. Kažkas paukščiam grita buvo, jo, tai va, gritos kibiriukas toks va. Toks pašaras, čia į viršutinę būdą. Reiškiasi, jauniklių šersiu vakare. Tai va, tai toks arbatinis šaukštelis. Čia svyruoja, nu, arbatinis šaukštelis, žinot, kaip atrodo. Reiškiasi, toks arbatinis šaukštelis ant kilogramo pašaro. Nu, paimsiu taip su kaupu gal toks. Taip, ant kilogramo pašaro, va taip pat užbarstot. Va taip paprastai pašaras nemirkytas, nedarytas nieko. Ir paimat jį išmaišot. Aišku, čia su viena ranka tai tik vieną dalyką daryti, bet va taip išmaišot gerai pilnai, kad visas įsimaišytų ir duodat paukščiam lesti. Aš paskui dar permaišysiu ir duodat paukščiams lesti. Pastatysiu ant pauzės. Biški toks pašaras papilkėjo. Pamaišiau čia truputį, biški toks papilkėjo. Nu, aišku, matot, jis toks. Papilkėjo ir duosim lesti. Reiškiasi, iš lesalo išvaro toksinus. Reiškiasi, visus apsinuodijimus ir stabdo vandeningą viduriavimą. Tai vėlgi, kaip sakau, mes neturim ką prarast, kada mūsų paukščiai jau serga, bandom visokius dalykus. Tai manau, šitas daiktas irgi nepamaišys pašare, stabdant vandeningą viduriavimą. Bet šiaip vyrai, tai sakau, tai šitie produktai ištisus metus susidarote savo sąrašą, kada kurį produktą jūs naudojate ir ateinat, sąrašas prieš nosį,
Šiandien tas, rytoj tas. Nu, va taip žinokite ir vyksta balandininkystė. Kitaip nebebūna. Kitaip nebebūna. Neturim mes nei švenčių, sakau, nei išeiginių, nei lygų. Sergi, nesergi, skauda, neskauda, vis tiek eini žiūri. Tai vėlgi sakau, kad skiepinimas tai būtinas ir čia jau nėra kalbėti. Va tokie 3 dalykai, apie kuriuos mes dabar pakalbėjom. Sakau, čia su paspirtukai savo rodžiau. Daržovių sultis duodu viršui, tai va irgi eisiu užmaišysiu. Ir daržovių košę taip pat parodysiu, kad aš duodu, kad ne vien tik tai, kad jūs čia aš reklamuoju, aš daug ką duodu labai paukščiams, daug. Ir kaip sakau, jums rodau, jūs sakot čia, baisu, kiek čia visko reikia. Tai aš jums sakau, taip pat kaip viskam. Taip pat kaip viskam, jeigu norite, kad jūsų automobilis važiuotų, negestų ir panašiai, tai profilaktinė apžiūra pas meistrus, technikinė va jums daro, tai tepalų oro filtro keitimas, ir čia tas pats. Čia aš kai sakau, čia ne šiaip sau durnas pomėgis. Tai vienas žmogus man sakė, eik tu, ką aš čia skiepysiu, man tie paukščiai iki 10 eurų pas mane. Vėlgi, jeigu, kaip sakyt, malonu matytas mirtis, tai čia buvo prieš 10-20 metų. Taip, ir jinai atsikartoja, praeina kiek laikas, vėl infekcija. Vėl matot, orai nešala. Viskas taip pat sakau. Loju kaip senas šuo jau. Reikės tikriausia temas keisti. Jau jums gal atsibodo, jau daugam rankos nusvyro. Tai galėsiu tiek nerodyti jau. Nes ir perėjimui ruoštis reikia taip pat. Be tų produktų. Ir perėjimas, neperėjimas, kada paukščiai nepasiruošia. Taip, kad čia toks dalykas. Į pašarą, kaip matėte, bet kokį maišau, bet koks pašaras, ar tai būtų šeriat kviečiais, ar tai būtų miežiais, tai čia jau ten būtina būtų maišyti. Ir į šitus pašarus, ar lenkiškus, ar ten kokius jūs ten kingus, šmingus įmate, ar dar ten visi pašarai, juose gali būti toksiškų kviečių. Jau čia iš paskutintų tyrimų skaičiau, kad pašarai, kaip sakyt, norisi, kad jie būtų švaresni, bet taip nebus. Iš ekologiškų ūkių ten žiauriai brangus. Tai manau, gamintojas visokiais būdais bando atsipiginti gaminį. Taip kad šitas daiktas tikrai geras ir tikrai atneš tik tai gerą į mūsų balandinės. Tai taip kad galit neabejot gamintojo teisybę. Tikrai geras išmislas, geras dalykas. Išves ir iš organizmo toksinus. Tai mes taip pat. Kas, sakau, švenčia, kas iš po švenčių gaivaliojasi, o mes dirbam. Einam vis į priekį, po žingsnį. Ir dabar tik tai reikės vėlgi
susitvarkyti tos paukščius čia, nes matau, kuo daugiau ruošiam pavasarį, tuo daugiau jie čia porintis nori. Reiškia, organizmas jau duoda žinią, kad sveikas, gyvas, jau noriu daugintis. Tai va, tai taip, kad berniukai ir mergaitės, duokit, viską duokit. Sakau, kas savos gamybos, kas ten, jeigu jums tinka, jūs darykit, malkit, gręžkit, spauskit. Tik esmė, žinokite vieną, visur ant produktų yra parašyta, neperdozuot. Tai va, tai tie visi savo gamybos gaminiai, reiškia, turi būti bent jau paimti iš tokio gaminio ir namie daryti savo. Tokiom proporcijom, plius minus, kad. O šiaip, turit laiko, terliokitės. Aš laiko neturiu. Kiek turiu laiko, pavogiu jums. Ir reiškisi jums, kad parodyt, ką darau, kaip darau. O toliau juodas ir neįdomus darbas. Tai va tiek, va, berniukai ir mergaitės. Ir skiepinkit paukščius, būtinai skiepinkit paukščius. Skiepai tai sėkmė. Žingsnis į sėkmę. Skiepyti paukščiai. Taip nesirgs ir aišku, būtinai atsirinkit vakciną. Vakcinos tiekėją, vežėją ir nemeskit pinigų lauk. Tai va, o ką mes? Mes jums dar sakom gerų švenčių ir einam šert paukščius. Viršutinę būdą girdit ir einam toliau tvarkytis. Gerai, sėkmės visiems. Iki. Dar dadėsiu vaizdą, kaip paspirtukai lesa. Įmečiau pašarą, reiškiasi nukenksminta. Duoda, kaip ausis net linksta. Kai sako, gal les, neles. Lesa, kaip turi būti. Nama. Einu, netrukdysiu. Potai. Dadėsiu paskui video prie galo.